Na, o TV3 žinios apie senelių namus nelegalius. Jų Lietuvoje bent keli - Šilutės ir Kretingos rajonuose. Na, valdininkai niekaip negali jų uždaryti. Esą pagal įstatymus už nelegalią globą gali bausti tik įmonės, o ne fizinius asmenis. Pernai lapkritį Klaipėdos rajone aptiktuose nelegaliuose senelių namuose apsilankė klerkai ramino. Juose kvepia namais ir kvepia maistu. Tačiau iš ten pabėgusi senolė papasakojo, kad jos kambaryje gyveno vyrai. Jų akivaizdoje į kibirą ji turėjusi atlikti gamtinius reikalus. Politikai pagaliau ėmėsi įstatymų tokiems nelegaliems namams legalizuoti. Numatys reikalavimus, kad seneliai gyventų saugiai ir oriai. Iš išorės neįtartum, kad šiame Klaipėdos rajone Šernų soduose stovinčiame name raudonų stogų buvo nelegaliai slaugomi seneliai. Iš namo pabėgusi senjorė visuomenininkiai Raimondai pasakojo, kokiomis sąlygomis čia gyveno. Nedidelėme kambaryje 3 kartu su vyrais. Jie atnešė kėdę tą naktipodį vadinamą ir liepė tuštintis būtent tame kambaryje prie kitos lyties žmonių. Raimonda iš pradžių tokia istorija nepatikėjo, tačiau rado šį namą, o kaimynai patvirtino, kad senolė jų prašė iškviesti policiją. Jinai veržėsi iš tų namų, ją ten kažkoks sanitaras mušė, bandė sulaikyti kažkur įgrūsti kažkokį tai rūsį. Kai jinai prašė kaimynų, kad ją iškviestų policija, policija atvažiavo, jie išvežė į psichiatrinę, po to viso tąsymo ir jokio tyrimo policija neatliko. Visuomenininkai apsimetė, kad nori čia atvežti senjorę ir savininkė įsileido į namus. Savininkė esą sutiko prižiūrėti močiutę už 1000 eurų per mėnesį. Savininkė sako, jeigu man būtų geriau, kad jinai būtų nepilno proto, nevaikštanti arba blogai vaikštanti, kad nebūtų daugiau jokių čia pabėgimų. Tarnybos patikrino namus, kurie beje tuomet dar buvo nepriduoti statybų inspekcijai, tačiau pareiškė, kad uždaryti nelegalų versliuką neleidžia įstatymai. Statybų inspekcijai realiai vienodai rodo, veterinarija vienodai rodo, o ministerijos tarnautojai, ten policininkai, darbo grupėje sako, ten kvepia namais. Abejingumas. Institucijų abejingumas. Reiškia, gali daryti, ką nori ir niekas nekreipia dėmesį. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė ginasi. Nelegalių senelių namų uždaryti negali. Net negali peržengti jų slenksčio. Institucijos neturi teisinio pagrindo atvykti į asmens namus ir tam tikrą patikrinimą atlikti. Bet savivaldybė esą tikrino ir mokesčių inspektoriai. Šiuo metu ten vyksta patikrinimus, bet per pirminius duomenis ten mokami mokesčiai. Ministerijos atstovė dar ir šiandien tvirtino, kad name gyvena 4 senoliai. Jo savininkė tai neigia. 4 senukai buvo, ir kokie jie slaugos namai. Ar čia slaugos namų statusas? Čia jokio statuso, jų nebėra. Kad darbuotojas mušė pabėgti bandančią senolę, moteris neigia, o legalizuoti senelių namų nepanoro. Licencija man imtis, man griau dabar namą, daryti visas tas duris 90, man neapsimokas, o tokių namų pilna Lietuva. Ministerija žino apie dar 2 nelegalius globos namus Šilutės ir Kretingos savivaldybėse. Jų šalyje gali būti ir daugiau. Vilniaus bokštuose sėdintys valdininkai tai toleruoja ir jiems tai patogu. Nėra problemos, teisės aktai neleidžia tikrinti nelegalių veiklų, jie taip sako, ir visi gerai gyvena. Seime po pateikimo politikai pritarė sveikatos reikalų komiteto pirmininkės įstatymo pataisai, kad baudą už nelegalią slaugą būtų galima skirti ir fiziniams asmenims. Nuo 600 eurų iki 2000. Politikų ir valdininkų darbo grupė rengia dokumentą, kad legaliai galėtų slaugyti savo namuose senjorus ir privatų žmonės, ne tik įstaigos, o nelegalių namų savininkė juos bandė legalizuoti savaip. Sugalvojo spręsti problemą, prisiregistravo visus gyventojus į savo namą. Tai aš tai nesuprantu iš tikrųjų, kaip šitaip galima. Ir dar kartą pakartosiu, kaip gali artimieji šitaip savo leisti savo tėvą, motiną priregistruoti svetimoje vietoje ir palikti likimo valiai. Į nelegalius slaugos namus žmonės atiduoda savo artimuosius turbūt ir dėl to, kad sunku patekti į legalius. Šiuo metu globos laukia daugiau nei 2000 žmonių. Kai kas nesulaukia ir porą mėnesių. Taip pat dalyvauja Klaipėdos krašto bendruomenė asociacijos vadovė, visuomenininkė, atskleidusi šią problemą Klaipėdos rajone Raimonda Zaborė. Gerbiama Raimonda, kviečiu jūs pasisakyti ir prisistatyti Klaipėdos rajone atskleistą situaciją.
Prašom, Raimonda. Labadiena, gerbiami žurnalistai, visuomenės atstovai. Apie šiuos galimai nelegalius senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, tai yra kaimynės mūsų. Ji mums papasakojo savo skaudžią istoriją. Po galvos traumos patekusi į ligoninę, vėliau ji buvo perkelta į Palangos Lino reabilitacijos ligoninę. Iš ten buvo nugabenta į Klaipėdos rajone Sodų bendrijoje esančią įstaigą, kurioje turėjo būti teikiamos tolesnės reabilitacijos ir kineziterapijos paslaugos. Tačiau ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Pasak jos, bandant ištrūkti iš šios įstaigos, ji buvo sumušta. Močiutė kieme šaukėsi kaimynų pagalbos, prašėsi iškviesti policiją. Kaimynai taip ir padarė. Kaimynai po to mūsų tyrime mums ir liudijo. Vėliau ji buvo nugabenta į psichiatrijos ligoninę Klaipėdoje, o iš jos į savo namus Klaipėdos rajone. Po šio pasakojimo mes, visuomenininkai, 2 mėnesius ieškojome minėtos įstaigos Sodų bendrijoje. Galiausiai ją praeitų metų lapkričio mėnesį suradome ir prisistatę slaptais klientais sužinojome, kad savininkė sutiktų priimti slaptą mūsų klientę, tai yra senolę, turinčią proto negalią ir sunkiai vaikštančią arba visai nevaikštančią. Jo žodžiais tariant, tai būtų mažiau problemų dėl pabėgimų. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje kitų gyventojų akivaizdoje. Pastatas buvo remontuojamas, aplink mėtėsi statybinės atliekos, nebuvo jokių galimybių nevaikštančių senolius išvežti į lauką, nes jų išėjimas iš patalpų vedė tik stačiais laiptais. Paprašius sudaryti sutartį dėl mūsų tariamos klientės apgyvendinimo, savininkė pareiškė, kad jokių sutarčių nesudaro. Artimieji moka apie 1000 eurų grynaisiais arba pavedimu, o mokėjimo būdas jai esąs nesvarbus. Baisiausia, ką pamačiau, buvo šių senolių akys. Jie buvo gyvi, tačiau atrodė tarsi jau mirė. Dar labiau šokiruoja tai, kas įvyko toliau. Penktadienio popietę, kai mes apsilankėme šioje vietoje ir kreipėmės pagalbos, į situaciją nereagavo nei viena valstybinė institucija, nei savivaldybė, nei socialinių paslaugų centras, nei nacionalinis visuomenės sveikatos centras, nei ministerija. Į situaciją sureagavo tik vienintelė Seimo narė Lina Šukytė-Korsakė, kuri ir veda šiandien šią spaudos konferenciją. Ir žiniasklaidos atstovai vieninteliai, tai LNK žurnalistė, kuri iš užsienio grįžo po savaitės ir tada nufilmavo šią istoriją. Po savaitės atvykus ir atvykęs ministerijai pavaldus departamentas, darbuotojai, tačiau institucijos kartojo mums tą patį. Esą teisės aktai jiems neleidžia tikrinti, klausykit, nelegaliai veikiančių įstaigų. Vykdydami tyrimą sužinojome, kad ši įstaiga tokiu būdu veikia jau daugelį metų, tai yra ne mažiau kaip 10 metų, kalbant apie skelbimus internete. Apie ją mūsų turimais duomenimis žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau iki šiol visos šios paslaugos tame pastate vyksta iki šiol, tiekiamos jos. Į šią vietą atvyksta šeimos gydytojų komandos ir slaugytojai teikia paslaugas. Vienai senoliai buvo stipriai pamėlusi koją iki pat kelio. Mums buvo paaiškinta, kad greitosios medicinos pagalbos paramedikai ją apžiūrėjo ir konstatavo, jog jai galimai gangrenuojanti galūnė pavojaus gyvybei nekelia. Girdit, paramedikai pas mus dabar diagnozuoja ligas. Todėl kyla pagrįstas klausimas, ar Lietuvoje ligų diagnostiką jau atlieka paramedikai. Kai 25 metų rudenį vykdėme tyrimą, per viešai prieinamas palydovinės sistemas šio pastato apskritai nesimatė, buvo matomas tik sklypas. Todėl kyla klausimas, kaip toks statinys atsirado ir buvo įregistruotas šį pavasarį. Ar taip ir tokiu būdu
statybų inspekcija legalizuoja pastatus. Faktas yra vienas. Jeigu šioje vietoje šiandien kiltų gaisras, ten gyvenantis gyvi, bet visuomenės pamiršti senoliai tiesiog sudegtų, nes antrame aukšte gyvena dar 3 senoliai paliatyvūs ir kaip jie iš ten būtų išnešami gaisro atveju, niekas nežino. Aš jau nekalbu apie civilinę saugą, kai pas mus tai įsijungia, tai išsijungia oro pavojaus signalai. Faktas yra vienas. Jeigu šioje vietoje iš tiesų kiltų gaisras, atsakomybės už tai panašu valstybinės institucijos visiškai neneštų. Nepaisant to, valdininkai ir šiandien teigia neturintis priemonių šiai situacijai suvaldyti. Pabrėžiame, šie senolių laikymo namai veikia iki šiol. Jie įsikūrė sodų bendrijoje, kur gatvės tokios siauros, kad kai kur nepravažiuoja net šiukšlių išvežimo automobiliai. Vienai paliatyviai močiutė LNK žurnalistai teigia, kad šitoje vietoje jai yra geriau, nes čia ją maitina. Bent jau nemuša, kai buvo kažkuriame daugiabutyje, kur jinai buvo laikoma. O iš šios vietos pabėgusių močiutė mūsų kaimynė per metus taip ir nebuvo apklausta. Nei policijos pareigūnų, nei socialinių įstaigų atstovų, nei ministerijos atstovų, nei finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, kuri pagal mūsų kreipimąsi atliko tyrimą ir pažeidimų nenustatė ir pabaigai. Kartu su Lina Šukyte mes inicijavome darbo grupę ministerijoje, o ministerijos atstovai atsisakė įtraukti visuomenininkus į šią darbo grupę. Nežiūrint tai, kad mes turime patirties ir Grigeo istorijai, ir teisėkūroj, ir keičiant teisės aktus ir jų straipsnius. Tai tiek norėjau pasisakyti.